ir nuo kovo 11 dienos vėlgi ten gaunasi, kad kaip metų planeta Merkurijus, Venera ir Rahu, jie susitinka 6 horoskopo name. 6 horoskopo namas jis atspindi priešus. Ir Merkurijus ir Venera tai tokios nekonfliktiškos planetos, todėl vėlgi, sakykime, gali tokių kaip ir jėgų neužtekti kažkokiem tai konfliktam, karams ir panašiai. Ir aišku, mūsų šalis nėra kažkuri ten strateginė tokia stipri valstybė, kuri ten visus kažkaip tai labai baugintų, daugiau ten per mūsų partnerius vyksta. Todėl vėlgi tokie dalykai, galimai jie neturėtų būti, kaip karas. Ir Rahu planeta irgi, jinai labiau nurodo į tokį neatvirą konfliktą. Neatvirą konfliktą, labiau tokį kaip norą